Paprastais žodžiais tariant, kai rizikuodamas gyvybę neradau savo pagrobtos merginos, pasijaučiau gan beviltiškai, todėl nusprendžiau, jog turiu pailsėti. Akivaizdu, į poilsį įeina gyvūnų medžiojimas tam, kad galėčiau pasigaminti savo paskutinės mados krepšių, savo daiktams, vaistams bei ginklams nešiotis. Panašu, kad šioje saloje niekas nesiema jokio darbo, tad suvokiau, jog jo valą kuopti teks ne kam kitam, o man. Svetimšalis atvyko be jokios medžiojimo ir išgyvenimo patirties ir štai dabar visi tikisi, kad šis ne tik išgelbės salą, bet dar ir brutaliai išskers visus piratus. Panašu, jog niekam nerūpi mano jausmai. Galbūt norėjau susisiekti su teisėsauga, iš kur nors gauti kariuomenės pastiprinimą ar panašiai. Na, bet jei jau likimas susiklosto šitaip, aš bejėgis jam pasipriešinti. Išmušė mano valanda. Valanda, kurios metu savarankiškai išmoksiu medžioti nekaltus gyvūnus ir be pasigailėjimo atimti gyvybės žmonėms. Beje, turiu kai ką pasakyti. Žinau, jog mano gyvybę išgelbėjo šios salos gyventojų kaip ir vedlys vardu Denisas, tačiau už išgelbėtą gyvybę, manau, atsidėkoti galima būtų ir kiek kitaip. Matote, imtis kariuomenės lygio misijų, kurios mane 100% pražudytų, yra ganėtinai pavojinga. Tiesą sakant, galėčiau nupirkti Denisui puokštę gėlių su milžinišku užrašu ačiū, bet panašu, kad 100 perpjautų piratų gerklių bus didesnis dėkingumo ženklas ir tikrai iškalbingiau už tokį paprastą žodelį. Tikrai nenoriu atrodyti kaip besiskundžiantis bailys. Tiesiog mąstant logiškai, protingi žmonės neperleistų visų savo pareigų pirmam pasitaikiusiam pabėgėliui iš Vasos stovyklos. Nors tiesą sakant, jau net ir arkliui aišku, kad šios salos gyventojai nėra labai intelekto paliesti žmonės. Taigi susitaikysiu su tuo faktu ir keliausiu atlikti kelių darbų šios salos gerovės vardan ir dar perpjausiu kelias gerkles. Šio žaidimo logika labai paprasta. Nusipirkti ginklų bei kulkų galiu tiek, kiek tik tai noriu. Bazūkos, molotovo kokteiliai, granatos, automatai, viskas, ko tik tai širdis geidžia. Nusipirkti galiu viską, bet naujos kuprinės, piniginės ar kokio nors krepšio nei su žiburiu nerasiu. Tam, kad patobulinčiau savo turimus krepšius ir galėčiau sutalpinti daugiau daiktų inventorijoje, privalau pats pasigaminti viską. Ir tai net negeriausia dalis. Nuostabiausias dalykas yra tai, jog vietoje to, kad pasigaminčiau didelį ir talpų krepšį iš karto, aš gaminuosi po kelis mažiukus. Ir visa tai tik dėl to, kad vėliau juos patobulinčiau su skirtingų gyvūnų nudirtais kailiais. Galiu duoti ranką nukirsti, jog žaidimo kūrėjai tiesiog norėjo pasipuikuoti, kokią didelę gyvūnų įvairovę patalpino savo žaidime. Todėl jie įdėjo šią ganėtinai kvailą krepšių gaminimo schemą, bet kas aš toks, kad kritikuočiau nostalgišką žaidimą, kuris verčia mane bejausmiu žudiku. Anaip tol ne vien užsiemu piratų žudimu ir gyvūnų medžiojimu, dar išvežioju saloje įvairius išteklius iš taško A į tašką B. Tokiu būdu padedu šios salos tingiems žmonėms. Kadangi šioje saloje piratų knibždė daugiau nei rusų Ukrainoje, pamaniau, kad visai smagiai praleisiu laiką juos visus negailestingai išskersdamas kaip kiaulės, kokie jie beje ir yra. Kas tikrai labai smagu, tai yra tai, jog saloje nemažai nesaugomų transporto priemonių, kurių pagalba greitai atvykstų iki piratų stovyklos. Man atrodė pernelyg lengvai žudyti visus nesukeliant aliarmų ir tyliai, tad specialiai jį sukėliau, nes norėjau rodyti savo, jog pačioje žaidimo pradžioje galiu padaryti praktiškai viską. Ir man visiškai nerūpėjo, jog turiu mažai skillų tam. Žinoma, kad tai ne pati geriausia idėja, supratau tada, kai manęs vos nenužudė, tačiau aš išgyvenau ir jaučiausi lyg pasaulio karalius. O tai juk yra svarbiausia, argi ne? Net jeigu milžiniško pavojaus akivaizdoje priėmė kvailą sprendimą ir jis pasiteisina, nereikia to pernelyg daug apmąstyti. O štai ir aš pats vienas užėmiau piratų okupuotą teritoriją. Tai tikrai 100% įmanoma ir realybėje. O apieškoti lavonus ir pasisavinti jų turtą taip pat yra moraliai priimtinas dalykas. Juk jeigu Aušvice taip darė, tai kodėl negaliu to daryti ir čia? Argi ne? Šiaip juokauju, tai pasakyti buvo labai neskoninga, tačiau tuo pačiu noriu atkreipti dėmesį, jog tik žinodami istoriją galime išvengti jos žiauraus pasikartojimo. Taigi, galbūt žiūrėdami šį vaizdo įrašą prisiminsite, jog dar netlikote savo istorijos namų darbų ir juos pasidarysite iki vakaro. Kalbant apie vakarą, jau tikrai labai vėlu ir lauke tamsu, kol aš laipioju ir karstausi, mėgindamas pasiekti radio bokštų viršūnės ir juos, taip sakant, atrakinti. Tuo pačiu, kai atrakinu vis po naują radio bokštą, man taip pat atsiveria galimybė nemokamai gauti ginklų. Ir nors ši žaidimo funkcija mane pilnai tenkina ir teikia naudos, tai iškelia klausimą. Kaip po galais šios salos piratų okupuoti gyventojai sugeba gauti neribotą prieigą prie ginklų pirkimo, bet nesugeba susirasti ir išsikviesti pagalbos? Net neverta ieškoti atsakymų į šį klausimą, nes tiesiog akivaizdu, kad sala masiškai serga kažkokiu tai aukos sindromu ir tiesiog sėdi neviltyje laukdami magiško gelbėtojo, tai yra šiuo atveju manęs.
Rodos jau per postaldų žaidimą sutikau žmonių, kurie naudojosi manimi dėl minimaliausių užduočių. Kaip kad štai gauti pinigų apsimetant renkančių labdarą asmenių arba surasti satanizmo apeigose naudotą oro kondicionieriaus detalę. Bet štai čia situacija yra bene dar blogesnė. Nes šie žmonės patys nedaro nieko, jie yra didžioji nenauda. Visa tai labai primena situaciją, kai gauni atlikti grupinį projektą su žmonėmis, kurie nenori daryti nieko ir pasilieka viską vienai paskutiniai minutė ir net tą paskutinę minutę jie nedarys nieko. Tikėdamisi, jog darbą atliks kas nors kitas, bet tik ne jie. Štai kokie yra šios salos gyventojai. Na, kad ir kaip ten bebūtų, aš bent jau pamatau gražių gamtos vaizdų ir turiu galimybę neblogai pasportuoti, kol tyrinėju pačią salą. Taip pat nugaminau dar kelias transporto priemonės su ištekliais į tam tikras salos vietas ir prisiminiau, jog Denisas man minėjo, kad kažkas iš mano draugų sugebėjo pabėgti nuo vaso piratų kaip ir aš. Ta kažką surado bei priglaudė kažkoks daktaras gyvenantis ant kalno viršūnės. Taigi nusiteikiau klausyti skundų, kaip kažkuris iš mano draugų verkšlens, kaip jiems buvo baisu ir patraukiau to daktarėlio namų link. Žinoma, kelionė nebuvo labai lengva, nes akivaizdu, jog susidūriau su keliais piratais pakeliui, bet pasiekiau tikslą dar nesutemus. Žinau, jog nuskambės kiek keistai, tačiau garsas kaip peilio ašmenys perskrodžia mano aukos kaklą ir širdį yra tiesiog labai nostalgiškas. Ir šis sakinys skamba normaliai, kai sklinda tik iš geimerio lūpų. Ilgai man teko pėdinti link daktaro namų. Bet nemeluosiu, vaizdas tikrai buvo to vertas. Manau, jog daktarėlis turėjo pakloti nemažą pinigų sumelę už tokį namą. Na, nebent jis jį okupavo, kaip kad piratai elgėsi. Nes panašu, jog toks elgesys čia labai paplitęs. Ir po galais net nebesinori ieškoti savo draugų ir brolių, tiesiog norisi prisėsti ir geriant kavą paskaityti kokią knygą prieš tokį gamtos peizažą. O štai ir jis. Daktaras, kuris išgelbėjo vieną iš mano draugų. Iš karto galima matyti, jog jį traukia sodininkystė bei įvairūs augalai. Everything is excellent, really. Oh, not the yellows, don't take them. They are liable to kill you. The mix is not quite right yet. Jason. Oh, you mean the girl, Daisy. Oh, it was Daisy. I assumed you to be speaking in code. Where is she? Well, she's in my house. Here. Panašu, jog daktaras išgelbėjo ir priglaudė mano artimą draugę, kuri buvo mano brolio mergina. Nekantrauju jai pranešti džiugę žinią, kad išgyvenau ir išsisukau beveik be įbrėžimo, kol per pabėgimą iš vaso stovyklos brolis mirė ilga ir agoniška mirtimi. She's burning up. Yes, of course. When I found her, she had cut her arm, which in itself would be no cause for alarm, but she had cut through a field of Anti-Aris toxicaria, upas trees. Let's examine the box. It's empty. Where should I go for more? Set us up with a couple of cave mushrooms and we will be right as rain. Peruse the cliffs. To the west. Thank you, Doctor. I'm sorry for the rush. Think nothing of it. The girl must live. Taigi, situaciją turime tokią. Mano brolio mergina dar negali sužinoti, jog jos gyvenimo meilė žuvo, nes ji karščiuoja ir serga ir vis dar miega. Kad ją būtų galima išgydyti ir papasakoti, kas nutiko, daktarėlis nurodo tam tikrus grybukus, kurie neva jam labai svarbus pagaminti vaistą. Skamba tikrai neįtartinai ir visai ne kaip narkomano kliedesiai. Great. You didn't mention the cave was underwater. Na kągi, neturiu kito pasirinkimo, kaip tik eiti į neaiškę lokaciją, surasti neaiškių grybų, o tiksliau neiti, bet nerti. O jūs dėl savo draugų darytumėte tai, ką dabar darau aš? This crazy doctor better know what he's doing. Nežinau kaip jūs, tačiau aš manau, kad daktarėlis puikiai žino, ką daro. Jis gavo auksinę progą gauti naują dozę to, nuo ko šis priklausomas, ir jie pasinaudojo be jokios gėdos jausmo. Na, o štai aš patekau į ganėtinai įdomią padėtį. Urve ant kažko užlipau ir neblogai apsinešiau. Visą tai man sukėlė garso bei minimalias vaizdo haliucinacijas ir štai vietoje to, kad užsiimčiau savo draugų gelbėjimu, aš nežinia kiek laiko, apsinešęs, klaidžiojau urve. Eilinė diena, nieko daugiau. Bet štai nustumsiu humorą į šalį ir atkreipsiu dėmesį į tai, jog kol pagrindinis veikėjas Jasonas yra paveiktas neaiškių svaiginamųjų medžiagų, jis girdi ne šiaip sau kliedesius, bet būtent nuotrupas iš savo praeities prieš visus šios salos nuotykius. Iš to galime sužinoti kiek daugiau apie pačius žaidimo veikėjus bei jų tarpusavio santykį. Negana to, nenori žaidimas parodo tai, kad svaigiųjų medžiagų poveikis žmogaus protui nebūtinai bus teigiamas. Štai prisiminimai, kuriuos Jasonas taip jautriai prisimena, yra melancholiški šiuo atveju, tačiau neapsigaukite, tai būna tik
tikrai ne visada. Vartojant bet ką, kas paveikia mūsų protą, tai gali iššaukti ne tik gerus prisiminimus, bet ir bene pačius blogiausius, tad visada gerai pagalvokite, ar verta rizikuoti praeiti per pragarus dėl kelių akimirkų malonumo. Moralės pamokėlė baigta, grįžkime prie grybų paieškos daktarėliui. Taigi, kurį laiką grožėjausi, kaip žaidimo kūrėjai sukūrė pačią atmosferą ir galiausiai suradau tuos nelemtus grybukus. Žinoma, kad daktarėlis per daug neįsijaustų, nusprendžiau jam parnešti tik vieną patį mažiausią grybuką. Ir manau, kad pasielgiau ganėtinai atsakingai, nes oho, kaip daktaro akys nušvito viltinga liepsna pamačius, kad jam parnešiau tą vieną grybą. Oh yes. I finished them off. I have the mushrooms. Delightful. Give them to me. I need a couple of minutes to prepare the medicine. Go check on her. Nelabai norėjau jį palikti vieną su tuo grybuku, kuris jam reiškia daugiau nei visas pasaulis, tačiau jei jau narkomanas nori dozės, kartais jo nesulaikys niekas. Ir tai sakau ne humoro forma, tai skaudi gyvenimo pamoka, kad nepadėsi žmogui, kuris nenori pagalbos. Jason, How you feeling? you got away. That's how I'm feeling. The doctor's a real trip. Oh, he's harmless. Oh, he's kind of sweet, actually. Jason, what's wrong? Grant, Stop. Daisy, No. I'm so sorry. Agnes. How can I refuse you? Of course they can stay. Džiaugiuosi, kad haliucinogeniniai grybukai suminkštino senuko širdį ir šis su mielu noru priėmė sprendimą padėti man ir mano draugams. Gyvenime kartais reikia džiaugtis mažais laimėjimais ir pergalėmis, taigi tam, kad atšvęsčiau būtent šią pergalę, nusprendžiau sukelti tą progą daug smurto ir pralieti nemažai kraujo. Taigi griebiau sklandyklį ir giliai kvėpuodamas laisvės kupinu orų tyliai meditavau prieš būsimas skerdines. Apskritai džiaugtis mažais laimėjimais yra itin svarbu mums visiems, tad nepamirškite pasidžiaugti ir patys teigiamais dalykais savo dienos eigoje kasdien. Tiesą sakant, pasakykite savo bent 3 dalykus, už kuriuos jaučiatės dėkingi šiandien. Štai pavyzdžiui, aš jaučiuosi nepaprastai dėkingas, kad galėjau atimti daugybę nedorų piratų gyvybių. Dar jaučiuosi dėkingas, kad apvogiau daugumos iš tų piratų lavonus ir pardaviau jų daiktus. Ir taip pat jaučiuosi labai nepaprastai dėkingas daktarėliui, kurio dėka mano draugė yra gyva ir jaučia didelę širdgėlą praradusi savo vaikiną. Ta proga dar pasidariau krūvą tatuiruočių, per akimirką atgalia ranka paspausdamas kelis klaviatūros mygtukus, nes taip logika čia veikia. Ši diena tikrai puiki. Taip pat, nors ir nepritariu gyvūnų žudimui realybėje, turiu pripažinti, jog pati medžioklė yra tikrai smagus hobis. Bet tik vaizdo žaidime. Ir nieko nėra smagesnių ir logiškesnių už tai, jog ką tik nudyriau bulinio ryklio odą po vandeniu. Užsiminiau apie medžioklę, tad greitai pasakysiu, jog sumedžiojau dar ir meškiuką Jogį, kuris terorizavo vietinius gyventojus. Žodžiu, šiandien tikrai atlikau nemažai gerų darbų ir galiausiai pasiskolinęs transporto priemonę nukeliavau į lokaciją, į kurią mane nusiuntė Denisas. Matote, anot jo, būtent toje vietoje randasi laivų kapinės, kur galiu rasti naudingos informacijos apie savo draugus. Labai tikiuosi, kad informacijos surasiu, bet šiandienai piratų žudimo buvo užtektinai, todėl linkiu visiems labai geros dienos, ryto, vakaro, nakties, kad ir kada žiūrite šį įrašą. Sėkmės jums visiems!